Stereotipai seni kaip pasaulis, o jų atsiradimo priežastis – žmonių skirtingumas. Apsidairykime ir įsitikinkime, ar žmonės iš svečių šalių tikrai kitokie. Sveiki. Socializacija. Šis žodis svetimas Nigerijos gyventojams. Tačiau ar iš tiesų šioje šalyje nėra socialinių darbuotojų? O gal jie tiesiog vadinasi kitaip, tačiau sprendžia tas pačias socialinės problemas? Apie tai pasakoja nigerietis Williamsas. Aš pats kartais savęs klausiu, kas yra socialinis darbuotojas. Gal tai toks žmogus, kuris padeda kitiems žmonėms gyventi geroje aplinkoje normalų gyvenimą? Kodėl aš noriu būti socialinis darbuotojas ir kaip aš galėčiau padėti daugeliui žmonių? Kaip aš jaučiausi, jei tarptautinė organizacija atmestų mano sukurtą socialinį projektą? Todėl aš apsisprendžiau studijuoti Lietuvos universitete, kur galėsiu įgyti tarptautinių žinių ir praktikos. Socialinis darbas yra man prie širdies, nes aš tikiu, kad mes visi kartu galime pakeisti pasaulį. Tai yra pirmasis žingsnis mano socialinio darbuotojo karjeroje, kuri neapsiribos vien tik Nigerija. Mes įgyvendinam Europos fondo trečiųjų piliečių integracijai 2010 metų metinę programą. Ir būtent šito projekto ir tikslas yra teikti konsultacijas įvairias. Dėl to mes ir pasikvietėm, kad jisai galėtų informuoti trečiųjų šalių piliečius, savo draugus, bet taip pat ir informuoti Lietuvos visuomenę apie Afriką, apie jos kultūrą, nes integracija iš ties tai yra dvipusis procesas, kuriame turėtų dalyvauti tiek Lietuvos visuomenės žmonės, tiek patys trečiųjų šalių piliečiai. Kai prieš keliarius metus gyvenau Rusijoje, teko mokytis reklamos, bet susidūriau ir su vaikais. Man labai patiko socialinis darbas. Pamaniau, kad tai labai įdomus darbas ir baigęs mokytis, nusprendžiau studijuoti toliau socialinius mokslus ir įgyti antrą mokslinį laipsnį, o vėliau tapti socialiniu darbuotoju. Dabar man viskas labai gerai. Po mokslų baigimo Rusijoje ieškojau socialinio darbo internetu. Radau nemažai skelbimų ir buvo galimybė dirbti tokiose šalyse kaip Jungtinės Valstijos, Anglija, Lietuva, Olandija ir Vokietija. Gyvenau Rusijoje, todėl ieškojau šalies, kuri būtų arčiau. Pamačiau Lietuvą ir atsiunčiau paraišką. Man imponavo ir panaši rytų Europos kultūra. Iš ties jis yra labai imlus ir jis orientuojasi į bendruomenės plėtrą, kas yra būdinga Nigerijoje, ar ne? Pas juos vis tiek žmonės telkiasi aplink bendruomenės ir ten yra būdinga tai, kad vis tiek parama, ta suvokiama, kur pas mus yra Lietuvoje socialinė parama, yra įstatymai ir visa kita, tai Nigerijoje yra svarbus socialiniai ryšiai, giminystės ryšiai. Jie padeda vieni kitiems. Tai yra vaikai tėvams, tėvai vaikams, broliai, seserims, seseris, broliams ir taip toliau. Tai va dėl to dar tas, kaip pasakyti, reikalingas matyti perėjimas, nes socialinis darbas pas juos tik tai pradeda vystyti. Yra įsteigtas pirmasis socialinio darbo institutas Nigerijoje, bet jie tik tai pradeda kol kas savo veiklą. Taip, žinoma, socialiniai mokslai Nigerijoje gyvuoja jau kuris laikas. Vietiniai universitetai susitelkia ties mūsų šalies bėdomis, nagrinėjama labai daug socialinių aspektų, pačios visuomenės bėdos. Socialinės programos Nigerijoje egzistuoja kokie 4 metai. Turi įstoti į universitetą, o programa trunka 4 metus. Jie vengia kalbėti apie socialinės problemas, kurios yra Nigerijoje. Mes domėjomės, kokios kitos problemos yra skurdas, bedarbystė, nepakankamas švietimas, ar ne? Kadangi vis tiek ir gimstamumas didelis, sveikatos priežiūros paslaugos nėra aukšto lygio. Tai jiem yra skaudu kalbėti apie jų socialinės problemas. Tiesą sakant, Nigerijos gyventojų sudėtis yra labai paini. Turime labai daug tradicijų, daug skirtingų kultūrų. Turime daugiau nei 500 kalbų. Dažnai mums nelengva būti kartu, gyventi vienoje šalyje. Kai kurios tarptautinės ir vietinės organizacijos deda pastangas sprendžiant socialinės problemas. Tačiau taip pat čia egzistuoja ir tokios tradicijos, kurios draudžia priimti išorinę pagalbą. Nigerijoje mes labai gerbėme draugystę. Ten žmonės labai draugiški vieni su kitais. Problemų vis tiek yra, nepaslaptis vis tiek yra ir problematika, aišku, ir Lietuvoje yra plinta ir živ, ir AIDS, lygiai tas pats yra ir Afrikos šalyse, tai nėra paslaptis. Yra ir smurto reiškinių, yra įvairių socialinių problemų, jie orientuojasi daugiau į socialinį darbą mokykloje.
taip pat į bendruomenių plėtrą. Tiesą sakant, mano akimis, šeimos Nigerijoje ir Lietuvoje yra labai panašios. Žinoma, neskaitant kultūros ir religijos, taip pat tradicijų, jos, žinoma, skiriasi. Nusprendžiau juos pasikviesti švęsti Velykų kartu. Jie krikščionys, jie švenčia, tiesiog jie nedažo margučių. Jie tiesiog išverda tik tai kiaušinius ir jie būna natūralūs. Dėl to jie labai nustebo, kada buvo margučiai skirtingų spalvų. Čia švenčiamos kiek kitaip nei pas mus Nigerijoje. Nigerijoje naudojame gėlės tam tikroms apeigoms. Čia jūs naudojate kiaušinius, žaidžiate su jais, valgote įvairius patiekalus. Tai įprasta rytų Europos kultūra, tačiau skiriasi nuo Nigerijos. O ką apie mus mano nigeriečiai? Eilinis nigerietis nežino Lietuvos, tačiau tie, kurie domisi geografija, žino, kad tai maža šalis su savita kultūra ir žmonėmis. Šį kartą tiek. Iki. Buvimas tarp įvairių kultūrų žmonių augina supratingumą bei toleranciją visai žmonijai. Tokias iniciatyvas remia Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai.